Jėzus tuo išbrido iš vandens, staiga jam atsiveria dangus ir jis pamatė Dievo dvasią, nusileidžiančią žemyn it balandį ir nusileidžiančią ant jo. Dar prieš pasaulio sukūrimą Biblijoje sakoma, Dievo dvasia tvyrojo virš vandenų. O sirų vertime trupučiuką kitaip, dvasia perėjo virš vandenų kaip paukštė perinti gyvybę. Koks gražus vaizdas. Dievas tarsi globoja pasaulį kaip motina, šildo į savo meilę, švelniai laukia, kad iš chaoso, iš beformio, kieto ir užsispyrusio žmogaus gimtų tikra kūrinija, graži, verta Dievo. Ir šiandienos Evangelijoje ta pati dvasia nusileidžia ant Jėzaus. Tai ta pati kūrybos jėga, Dievo jėga, kuri veikia dar prieš pasauliui egzistuojant. Evangelistas Matas sako, kad dvasia nusileido tarsi balandis. Balandis tai švelnumo ženklas. Dievo dvasia niekada nespaudžia, nesmurtauja, neprievartauja. Ir balandis visada grįžta į savo namus. Jie ateina ten, kur jaučiasi kaip namie. Ir jeigu mūsų širdis tampa Dievo buveinė, kūrėjiška dvasia apsigyvena mumise ir pradeda mus vesti. Balandis taip pat yra taikos ir atsinaujinimo ženklas. Prisiminkime Nojų. Balandis su alyvo šakelė neša viltį, kad pasaulis nebebus sunaikintas, bet atgims, pradės augti iš naujo. Ir štai Jėzuje įvyksta naujas žmogaus ir pasaulio kūrimas. Tai mes vadiname Dievo karalystę. Ir kiekvienas, kuris gyvena su Jėzumi, kuris juo tiki, palieka vietos Dievo dvasiai, kuri kurti naują žmogų, vyrą ir moterį. Nebegyvenantį pagal seną stilių, kurią kupina pavydo, baimio, pykčio, keršto, bet pagal Dievo stilių, gyvenimą, kuris neina link pabaigos, o auga link amžinybės, meilėje, atleidime, savęs priėmime, tarnystėje, laisvėje. Ir mes, pakrikštytieji, jau mirėme senajam gyvenimui vandenyje, krikšto vandenyse, kad taptume bendradarbiai Dievo kūrimo darbe, kurti naują pasaulį, naują žmogiškumą, kurio gyvas pavyzdys yra Jėzus. Tikėjimas tai kūryba, tai augimas, virsmas, naujo gyvenimo sprogimas. Tai ne tik moralė ir taisyklės, tai daug daugiau. Kaip kiekvienas gimimas skausmingas, bet kupinas gyvybės, kaip sako šventas Paulius, mes dejuojame ir laukiame naujojo gimimo. Taip, gimti yra sunku, bet geriau gimti skausme, nei likti iščiose be Dievo, be draugystės, be gyvenimo, kuris veda tik į mirtį. Melskime šiandien, kad šventoji dvasia nusileistų ir ant mūsų, kad jis sukurtų mumise naują gyvenimą, kad mūsų širdis taptų Dievo namais ir kad mūsų tikėjimas taptų kūrybingas, gyvas, brandus, tikras kelias į amžinybę. Palaimintos jums dienos ir bendradarbiaukite, prašykite, kad šventoji dvasia užgimtų jūsų širdyse.